Mato tie, kas atvažiuoja iš Rygos, einant Centrinės aikštės Daugpilio. Gal tai padarė įtaką va šita širdis, praeidamas pro šalį berniukas kokių 6-7 metų sustojo, priejo prie mūsų priešais ir pasakė, jūs labai gražiai atrodote. Geras Statinaitis. Nu, čia aš sakyčiau, gal į pečių, ką nors pašauti galima būtų. Į sveikatą. Na ir ką, į vandenį. Vanduo geras, šiltas. O dabar aplankysime Daugpilio tvirtovę. Dar senesni raritetiniai, kurių aš net ir nemačiau. Einam. Kurgi šį kartą mane velnias atnešė? Ogi į Daugpilį. Šį simbolį mato tie, kas atvažiuoja iš Rygos. Ir mes specialiai padarėme lankstą, kad jums tai parodyti. Prisipažinsiu, į Daugpilį važiuoju pirmą kartą, todėl man tai yra pirmas ir nepažįstamas dar miestas, kurį tikrai noriu aplankyti ir pasižiūrėti ir pasidalinti su jumis savo įspūdžiais ir rekomendacijomis. Na ką, jau ir Daugpilyje esu ir dabar esu centrinėje Rygos alėjoje, tas kaip ir pas mus Vilniuje yra Gedimino prospektas arba Kaune Laisvės alėja, pėsčiųjų zona. Ir kas mane tikrai sužavėjo, tai skirtingi architektūros stiliai, kurie persipina tas, kas buvo seniau, koks 17-18 amžius ir dabartiniai stikliniai namai. Daugpilis yra Latgalos širdis, o Latgala kuo yra žymi? Tai savo moliniais dirbiniais. Na va, Rygos alėjoje radome ir vėžliuką. Stoviu kryžkelėje. Ir kurgi dabar sekantį kartą keliausiu? Ar į Varšuvą, ar į Rygą? Šitą mieste tikrai jaučiasi toks lengvumas, paprastumas ir kuo arčiau einant Centrinės aikštės Daugpilio. Gal tai padarė įtaką va šita širdis, praeidamas pro šalį berniukas kokių 6-7 metų sustojo, priejo prie mūsų priešais ir pasakė, jūs labai gražiai atrodote. Tai taip suprantu, kad žmonės myli miestą šį. Ėjau į parką, aptikau gerbą. Einam toliau. Parkas mus pasitinka gražiu fontanu. Šiame parke yra paminklas merui buvusiam ir už jo yra puikia atrakcija vaikams. Pavaikščiojus po centrą, šalia parko radome vietą, kur galime atsisėsti ir skaniai pavalgyti. Daugpilis yra garsus savo šmakovka, specialių gėrimų alkoholinių. Einame į muziejų pasidairyti. Коллеги оставил. Да. Да, у нас информация доступна на сенсорных экранах на 6 разных языках, в том числе и на литовском. Дальше будет большой зал 9 стендов и в обратном пути красный зал. Фотографировать, снимать в нашем музее разрешено, также будет доступна дегустация. Спасибо. Да, хорошего времени в нашем музее. Спасибо. Čia turbūt išgėrus šmakovkos vietinė anestezija gaunas ir tada daryk su tavim, ką nori. Ir kaipgi atrodys seniau buteliukai. Nelabai suprantu, prie ko čia odekolonas. Geras Statinaitis.
Nu, čia aš sakyčiau, gal į pečių, ką nors pašauti galima būtų. Arba pamaišyti. Kas yra tikrai patogu, čianais galima informaciją perskaityti keliom kalbom. Radau. Net į lietuvių kalbą. Pasižiūrėjome ekspoziciją ir einame degustaciją. Так. Давай разные тогда. Я... Сколько всего видов? 6. Так вот, давайте все 6. Все 6, и мы тогда попробуем. Попробуем, будем знать, какое понравится. Да, хорошо. Смотрю. Gerai. Hurma. Ragaujam. Toks skonis. Tai kuri geresnė buvo, pirma ar antra? Jos visos yra geros. Vaisių miksas. Nenusiger tik tai. Ореховая, пожалуйста. Цвет отличается. С полоски лесим. Riešutinė. Net iš karto matosi, kad skiriasi spalva. И последняя у нас осталась хреновуха. Да. Sveikata. Sveikatos reikia. Хреновуха там, здоровье. Там, sveikata. Į sveikatą. Jaučiasi krenai. Уж кончок. Tuškas reikia. Paragavus visų, vat po trupučiuką, bet jau užtenka. Būtinai atvažiuoti. Tikrai reikia atvažiuoti, paragauti. Paragauti. Esam bažnyčių kalne ir čia matote iš karto liuteronų bažnyčią, už jos yra Romos katalikų bažnyčia, čia šalia yra stačiatikių cerkvė ir aplinkui tikrai dar yra nemažai maldos namų. Tikrai galima atvykti ir susirasti savo tinkamą vietą. Atvažiavome į Daugpilio paplūdimį centrinį, kuris yra prie Stropų ežero. Jis yra įrengtas, kuo toliau jis labiau yra geriau įrengiamas, už tai gauna jau kelis metus iš eilės mėlynąją vėliavą. Ir čia kas yra gerai, kad yra ir zona vaikam papiešti, ir kavinė, ir pažaisti su kamuoliu. Ir žinoma, naujasis paplūdimys. Einam žiūrėti. Matote fontaną, kuris tikrai suteikia savo grožio. Einame tiesa naujų pontoninių tiltų. Ir čia yra mažiems vaikams skirta zona. Ir didesniems. Vietiniai pasakė, kad šitam baseine vidiniam kojomis nepasieksiu dugno. O taip kaip aš neplaukiu ten, kur aš nepasiekiu dugno, aš eisiu nuo kranto. Kodėl čia tikrai verta apsilankyti, nes čia yra ir paruošti nauji keliai su dviračiais, kuriais galima važiuoti. Eina kalbos, kad bus po to tokie keliai aplink visą ežerą. Kas dar čia yra gera zona poilsio, čia ir gimtadienių švenčia. Sakė, kad net šašlyką kepa. Yra treniruoklių zona. Kas dabar yra madinga sveikai gyventi. Na ir ką, į vandenį. Žinot, kaip būna, praeitais metais Lietuvoje taip ir neišsimaudžiau ežere. Tai tikrai pasinaudojau progą. Vanduo geras, šiltas. Tikrai kviečiu šiandien apsilankyti. Dar kas yra prie Stropų ežero, tai yra trasos vaikams ir suaugusiems vaikščioti tarzanas. Vasaros sezonu prie Stropų ežero tikrai yra linksma. Čia ir koncertai, ir diskotekos, ir karaokė.
O dabar aplankysime Daugpilio tvirtovę. Eime? O dabar eisime inžinierinį arsenalą pasižiūrėti, kokia ekspozicija ten yra. Eime? Žinot, tikrai rekomenduoju čia apsilankyti, nes čia wow, kokie automobiliai. Ir tie senesni, kuriais dar ir man teko pavažinėti, ir tie dar senesni raritetiniai, kurių aš net ir nemačiau. Net ir tokios kaip markės, kurių net nežinau, kad dar yra. Pasirodo, jos dar iki šiol yra. Tikrai rekomenduoju, faina. Net šurpuliukas eina. Kas atsimena iš vaikystės tokį aparatą, kur galima buvo atsigaivinti? Su viena stiklinė ir niekas nebijojo mikrobų. Oho. Įdomu, ar rasiu tai, kas buvo vaikystėje pas mus. Berods toks buvo radijo imtuvas. Toksai buvo dalykas. Nu ir televizorių šilelis, berods tas. Daugpilyje tramvajai pradėjo kursuoti nuo 1946 metų ir iki šiol kursuoja. Pabandysime po to pagauti kursuojantį tramvajų ir jums parodysim. Prie tokio balto, neįprasto žirgo yra šalia vintažinių, antikvariatinių baldų salonas. Einam jį pasižiūrėti. Žinot, čia tokia atmosfera, kad ta visa atrodo seniena, bet ant tiek kerinti, ant tiek yra įdomu viskas, net nežinai į ką žiūrėti, nes akis išsibėgioja į visas pusės. Žinot, čia tokia atmosfera kerinti, žabinti. Ir priejau išvados, kad neužtenka poros valandų, kad čia viską apėti, reikia visos dienos. Tikrai patariu apsilankyti čia. Na ką, prisiminsim vaikystę? Einam. Taip daromi triukai. Laisvė gyvenime. Čia tikrai linksma praleisti ir su vaikais laiką. Kaip ir matote, yra tam skirta vieta. Pasižiūrėkime šiuolaikinius keramikos dirbinius. Dėka Marko Rotko ši Daugpilio tvirtovė yra pradėta renovuoti. Kaip sakant, pačioj pradžioje ir yra jo vardu šiuolaikinio
meno centras, kuriame ekspozicijoje yra originalai, 3 originalūs paveikslai, kurie keičiasi kartą į metus. Šiandien tikrai tenais neįsim, nes laiko pritrūkiau. Kitą kartą atvažiuosim, apsilankysim. O gal jūs būsit pirmi?